Sveiki prisijungę, mano vardas Aistė ir šiame video aš su jumis pasidalinsiu vienu savo mėgstamiausių kvėpavimo pratimų. Tai visų pirma, galima atsisėsti ant kėdės ar ant kilimėlio, svarbiausia, kad pavyktų atsisėsti tiesiai. Nuridensim pečius atgal, tai pirmiausiai susiraskim savo kvėpavimą, uždėkim rankas ant šonkaulių apačios, įkvėpsim per nosį ir siunčiam orą žemyn į rankas. Su iškvėpimu leidžiam diafragmai užsidaryti. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar kartelį. Iškvepiam. Šaunu. Tai pratimas atrodo taip. Įkvėpsim per 4 skaičius. Sulaikysim kvėpavimą per 7 ir iškvėpsim per 8. Taip kad įsitaisom patogiai, iškvėpkim kartu. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar kartą. Įkvepiam 2, 3, 4, sulaikom 2, 3, 4, 5, 6, 7, iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įkvėpkim kartu ir iškvepiam. Įkvepiam dar kartą ir iškvepiam. Tikiuosi, kad galva nesisuka, nes visgi jeigu šiek tiek jaučiatės apsvaigęs, galbūt jūsų diafragminis kvėpavimas dar nėra aktyvuotas ir naudojam vien tik tai krūtininį kvėpavimą. Jeigu norėtumėt sužinoti, kaip aktyvuoti diafragmą, yra dar vienas video, kuris jums tai parodys.